Sveiki, aš esu Nina Sol. Ir aš Rėjus. Aš esu, kas aš esu, tiesiog vadinuosi Nina Sol. Gerai? Nesitapatini su Nina Sol, su asmenybė? Ne, nesitapatinu. Aš esu kur kas daugiau negu Nina Sol. Nina Sol yra viena iš energijų, kurias įkūniju. Va tada mes galime iš tikrųjų vėl žvelgti į gyvenimą tom šviesiom akim. Tai ką jie čia nori pasakyti? Tai visai tada nedirbti, iš vis nieko nedaryti, tai kas dirbs? Nu vienas tinklas, mes esame bendra ta community. Gyvenimui prasme galbūt. Ir pilnatvės jausmą. Pilnatvės jausmą, being in service. Apie ką čia jie kalba, apie ką? Bet kažkas viduje jaučiasi, ar ne? Kažkas viduje jaučiasi, kad gal aš irgi jaučiu, kad yra daugiau, yra plačiau dėmesio, bet taip savanaudiškai pasiimti. Tačiau kas ten vyksta ir man būnant šalia jau įvyko pokytis ir įvyko shiftas. Jeigu kūnas ir nervų sistema yra fight or flight režime, išsiplėtimas materijoje, materialus aprūpinimas savęs. Šiandieną mes darome šią transliaciją, šį video, kad aptartume tam tikrus aspektus, kurie, manau, surezonuos daugeliu iš jūsų. Ir pradžioje aš noriu pasveikinti Rėjų, kuris neseniai užbaigė 8X programą, pirmą grupę, pirmą dalį, ar ne, ar kaip čia pasakyti? Pirmą bangą galbūt taip, atėjo, kad tai banguos ir kad tai yra banga. Pirmoji banga paleista, banguoti savarankiškai. Tai mes esame tie, kurie padedame žmonėms pakeisti mąstymą, pakeisti pasaulio suvokimą, grįžti iš tokio programavimo apie trūkumą, apie limitus, apie ribas į pilnatvę, į gausą, į įsiskleidimą, į tikėjimą savimi, susijungiant su savo aukščiausio potencialu, su dieviška energija. Kaip tu pavadintum tai, ką mes darom? Pavadinčiau taip, per savo kailį pamačiau skausmingai ir patyriau, kas neveikia. Ieškojau išeities, radau išeitį ir dabar dalinuosi išėjimo strategiją su kitais. Nes ten, kur buvau, žinau, kaip tai jaučiasi, žinau, koks patyrimas ir gali būti kitaip. Taip, aš lygiai taip pat. Ir manau, visi, kurie praėjo šitą kelią ir jau yra atsibudę į tą laisvę, gali paantrinti. Mes visi, iš tikrųjų, visi gimėme taip, kaip gimėme. Atėjome į šią realybę visiškai laisvi, tačiau patyrėme tą ribotumą, programavimą iš išorės, kad vis dėlto viskas yra ribota, dėl visko reikia stengtis, kažkaip tai sunkiai dirbti, ar ten mokintis, ar ten dar kažką. Mums nuolat buvo pasakojami šitie dalykai ir mes, tiesiog viską į save gėrėm nuo pat mažens. Tai aš tai vadinu tokią hipnozę. Užhipnotizavom save į trūkumą, į kažkokias pastangas, į visą tą savęs aukojimą, kažkokį per didelės atsakomybės ir taip toliau. Tai prisiminti savo laisvę yra ką veikti per patyrimą, per savo patyrimą, per pabudimą. Manau, kad net tais laikais, kai mes gimėm prieš 30 metų, tikrai ne visi taip augo ir ne visi į tokią terpę buvo. Ir tuo metu jau buvo pabudusių ir šviesių žmonių ir aukštesniam sąmonės lygmenį gyvenusių, bet aš to loterijos bileto neištraukiau. Na, čia tikrai turbūt vienetai tokių laimingų sielų, kurios gimė šeimose, kuriuose jau yra tėvai pabudę ir prisiminę ryšį su visata, savo besąlygiškumą viskame. Tai labai būtų įdomu susipažinti su tokiais žmonėm, kurie gimė pas tokius tėvus. Ir be abejo, didžiulė pagarba ir meilė mūsų tėvams, kad ir kokie jie yra. Nes vis dėlto mes pasirinkom konkrečiai ateiti ten, kur reikia ateiti, tam, kad gautume tas pamokas, kurių reikia, tam, kad išsiskleistume.
ir tam, kad galų gale pražystume tam savo prisiminime. Ir mes labai daug dabar pradėjom šitą video visiškai neplanuotai, ne pagal jokį scenarijų, tiesiog nuo šito prisiminimo. Galbūt kai kam tai skamba, atsiprašau, norėjau kažką sakyti, bet dar pabaigsiu mintį. Galbūt kažkam tai skamba, apie ką čia jie kalba, apie ką, bet kažkas vidu jaučiasi, ar ne? Kažkas vidu jaučiasi, kad gal aš irgi jaučiu, kad yra daugiau, yra plačiau. Mes čia sėdim tie, kurie žino, kad yra daugiau ir plačiau, nes mes jau tame gyvename. Ir tiesiog su malonumu, dosnumu, didžiuliu noru, įkvėpimu dalinamės su tais, kurie dar yra toj kitoj pusėj. Dar yra toj nežinomybei, kaip gali būti, tam, kad padėtume jums pamatyti, kad yra realus pavyzdys, kad vis dėlto ten gali būti, kad ne visai tiesa. Yra kitas pasirinkimas, yra ta blue pill, kurią išgerus galima visai kitaip patirti pasaulį. Ir jaučiasi, kad galbūt bežiūrint, kai kam kils toks klausimas, o tai kodėl rinktis šitą, jeigu jau išsilaisvino, tai kodėl neit susikurti daug pinigų, daug resursų, prisistatyti pilių, kodėl šitas. Tai prasukus ratą, ir čia visiškai normalu ego ir žmogiškam patyrime, patirinėjus resursus, finansus, gyvenimą tik tai savo, ateinam apsukę ratą į tą, kad labiausiai užpildo ir labiausiai suteikia gyvenimui prasmę galbūt. Ir pilnatvės jausmą, being in service. Buvimas tarnystėj. Kitaip, nėra prasmės. Aš, žinai, irgi turėjau tokių patyrimų, kur, oi, viskas atrodo, viską turiu, viskas yra taip, kaip aš noriu, bet, tai ką vienai ten veikti? Nebūtinai vienai gali būti ir su ratu draugų. Žinai, ir tam rate draugų, aš matau, kad kiek ten dar buvo kažkokių netikėjimų, savivertės trūkumų, norisi duotos raktus, kad žmogus atsirakintų, žinai, ir tada būti lygiaverčiai tokiem, kur visi yra tam įsiplėtime, visi yra tam įsiskleidime. Ir tuomet nėra nei konkurencijos, nei lyginimosi, nei pavydo, nes visi yra toje savo galioje. Ir to aš nemačiau, aš dar nepatyriau, labai retai sutinku tokius žmonės, jų yra nedaug ir be abejo palaikau ryšį. Yra tas toksai traibas žmonių, kurie rezonuoja, kurie jau toj laisvėj, kurie jau tam pabudime. Bet iš tikrųjų, vienai būti ar ne ir matyti, kaip kiti dar gyvena ribose, jokio malonumo. Todėl ir yra tas noras įkvėpti kitus, nes vis dėlto mes esame vienas tinklas, mes esame bendra ta community, bendra sąmonė, ir šiuo metu pasaulyje tūkstančiai žmonių dalinasi apie tą patį, ką mes dabar dalinamės prieš šią kamerą. Tūkstančiai žmonių, nes mes esame ta bendra sąmonė, kuri stengiasi pabusti, kuri stengiasi prisiminti, kuri stengiasi išsilaisvinti ir pradėti kurti naują pasaulį. Iš tikrųjų, nes senas pasaulis nebeveikia. Mes matome, senas pasaulis absoliučiai nebeveikia. Nebeveikia visi tie modeliai, konkurencijos. Žinai, aš girdėjau čia neseniai, nesakysiu gal iš kokio šaltinio, kad čia daugeliui keistai netrodytų, bet girdėjau tokį vieną dalyką, kad dabar žmonijos sąmonė yra tam laikotarpį, tam tokiam lygmenį, kai bando nenužudyti vienas kito. Pretty much. Kai mes tokiam lygmenį, kad it's okay, kad egzistuotų šiek tiek skirtingas tikėjimas, skirtinga kultūra, kad nebūtina žudyti. Jo, jeigu turim viršui tą unconditional love, kažkur žemiau šiaip meilės jausmą, priėmimą
tai nežudyti viens kitą mes turim čia. Tai didžioji kolektyvinė dabar masė, didžioji žmonių, tai dar tik tai yra va šitam, kad tiesiog leisti kitam egzistuoti ir jeigu kitas yra netoks kaip aš, kad nebūtina jo nužudyti. Dar šitas yra. Bet mes kalbam tiems, kurie jau evoliucionuoja savo sąmonį ir suvokia po truputį, kad jie turi kūrėjo sąmonės dalį savy ir ta kūrėjo sąmonės dalis gali keisti, skamba žodis angliškas, šeipinti realybę. Šeipinti tai keisti formą, keisti realybės formą, keisti patyrimą. Ir mes jau kalbam su tais, ar ne, kurie suvokia, kad jie savyje tą gebėjimą gali išlaisvinti, gali pasitelkti. Kūryba, ne tik destrukcija, ar ne, nes žmonijos sąmonė vis dar naudoja tą destrukcija pagrindinis dalykas, arba savidestrukcija, tai jis griauna save. Ir žinai, kaip daug kas sako, nuraminkime tą karą savyje, išeikime iš karo savy, tada ir išorinį matysim. Nes nepastebi, kaip gyvena kare žmonės su savim, kovoja su savo paslaptim. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, labai labai svarbus. Šitoj jau naujoj vibracijoj neįmanoma gyventi su paslaptim. Jos jūs pradės smaugti ir žudyti, jeigu jūs turit paslaptis. Tiesa yra šio naujojo amžiaus pagrindinė energija. Tiesa su savim, su kitais. Ir jeigu jūs norite eiti tą aukštą vibraciją, į klestėjimą, į meilę, sveikatą, džiaugsmą, pirmas dalykas. Paleisti visas paslaptis, visą melą su savim, su kitais ir pradėti gyventi tiesoje. Yra toks paveiksliukas su dviem ateiviais ir jie vienas kito klausia, kodėl Žemėje nebenaudoja telepatijos. Mačiau šitą. Nes visi turi paslapčių. Tai... Ir jaučiasi tai. Šiaip labai jaučiasi, prie tų žmonių nesinori būti. Kodėl? Nes dabar vibracijos yra pakilusios taip ir kai žmogus turi kažkokių paslapčių nuo savęs, nuo kitų, tenais prasideda disonansas. Disonuoja su esama realybė ir pradeda, tiesiog neseniai žiūrėjau labai samų video apie tai, paaiškinant, kas čia vyksta ir kaip vyksta ir iš tikrųjų kūriamas energetinis, vibracinis dažnio, toksai kaip, jeigu turim programą kompiuterinę ir išmeta erorus programa, tai šita vibracija paslapčių išmeta erorus, žmogus nebegali susilygiuoti su realybė. Tai paprasčiau tariant, jeigu būtų tėkmė, tai tenai užsidaro tėkmė ir kuo daugiau erorų, tuo mažiau tėkmės. Taip. Labai ačiū. Aš galvoju, kad man pavyksta paprasčiau už tave kalbėti, bet dabar girdžiu, kad šitoj vietoj tau pavyko paprasčiau paaiškinti, negu aš bandžiau. Pirmas kartas, skaičiuojam. Tai stengiamės kalbėti žemiškai ir suprantamai. Ačiū. Taigi, toliau tęsime. Tęsime toliau. Ir jaučiasi tas toksai excitement jausmas, jaudulys, labai maišosi tie angliški žodžiai kartais, nes jie labiau išreiškia tam tikrą emociją. Ir čia tas jaudulys ne visai mūsų lietuviškai atspindi, bet tas įkvėpimas, džiaugsmingumas, įkvėpimas apie visą tai, kas iš tikrųjų mums kaip žmonėms įmanoma, jeigu mes grįžtame į tą žinojimą, kas mes esame, kokį mes ryšį turim su visatos energija, kiek mes galim daug padaryti susijungus su ta kūrėjo sąmonė, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne? Ir grįžtant prie to gebėjimo šeipinti savo realybę. Mes, žinai, čia galim kalbėti labai... Vieni, pavyzdžiui, keliauja į nušvitimą, kad visai ta materija neberūpi, visai čia nieks neberūpi, tik tai nušvitimas ir buvimas vienas su dieviška šviesa. Bet man tai ant tiek neįdomu.
Aš tai esu šio žemėje, aš esu šiam kūne, aš gimiau moterim, galų gale aš noriu patirti viską, kas įmanoma geriausia šiai žemėje. Aš noriu patirti įsipildymą, savirealizaciją, kaip tu minėjai, tą užpildantį prasmės jausmą ir gebėjimą patirti visą tai, kas geriausia šioje planetoje. Nes aš pasirinkau ateiti į šitą planetą, aš nepasirinkau sėdėti vienas už šaltinių, nes aš ten ir sėdėčiau, jeigu taip norėčiau. Dabar aš pasirinkau būti čia. Todėl man ir įdomiausia, ką aš galiu savyje pakeisti, ką aš galiu padaryti, kad patirčiau tą pačią didžiausią pilnatvę įmanomą šioje planetoje. Argi ne taip? Taip. Argi ne taip? Yra funkcijų ir jas atlieka ir tie, kurie sėdi ir jie daro savo funkciją tiek kolektyviniai sąmoniai, tiek žemiai. Tai ačiū jiems už tai, kad sėdite ir medituojate ir esate tiesiog susijungę su šviesa ir skleidžiate šią vibraciją ir mes galim džiaugtis. Ačiū, kad palaikote kolektyvinės sąmonės pakilimą. Tai on a bigger scale visi turim skirtingas misijas ir kas čia išsipakavo man, kas panašu ir Ieva išsipakavo šiek tiek anksčiau, kad mūsų misija yra per save skleisti šviesą, per mediją, per ateinančius įkvėpimus, kurios sudedam į struktūras, kurios padeda praeiti ciklus ir pakelti sąmonės lygį. Išsilaisvinant iš programų, pradirbant sunkesnės energijas, limitus, peržengiant galiausiai per juos. Ir taip dar toks posakis yra, kuris vis giliau įkrenta ir tau bešnekant, man dar jis grįžo, kad kol yra žemėje nelaisvų žmonių, tol ir aš esu nelaisvas. Galbūt apsuktas šitas posakis, bet kažkas panašaus jaučiasi. Tai dėl to jaučiasi didžiulė prasmė dalintis įkūnytą, patirtą, įžemintą informaciją, bet ne vien informaciją, jeigu pastebite, mes čia šnekam, žodžius perdavinėjam, bet mes taip pat perdodam energiją. Tai ne vien informacija, mes perdodam ir vibraciją, kurią jūs galite jausti, stebėdami šitą video ir tiesiog prisijungti prie to dažnio, kuriame mes gyvename, kuriame mes esame, nes mūsų visas gyvenimo būdas yra absoliučiai pakeistas. Ir mes labai intensyviai prižiūrime savo energetinę švarą, nėra jokių žalingų įpročių, nėra jokių energijos nutekinimų. Tai yra labai tvirta disciplina ties savo energetinių šviesos kanalų priežiūra, tam, kad galėtume šitą misiją išpildyti maksimaliai. Nes kartais, žinai, pastebiu tokį dalyką, kad kai kurie žmonės dalinasi tarsi tą šviesos informaciją, bet kartais vyno išgeria, ar ten dar kažko. Kas nėra, mes nesakom, kad čia, visiškai jau nurašyta, blogai, bet tiesiog pasižiūrėti, kur vibruoja, kur vibruoja jums energija, per ką vibruoja, nes kartais tikrai mes galim net nepastebėti, kaip toks mažas dalykas, kaip alkoholio energija, gali žeminti vibraciją, gali įvilkti kažkokį tai šiek tiek tokį mažą beprasmybės jausmą, nes visgi tai yra tam tikra energetika, tai stebim tokius momentus ir dėl to mes esam pasirinkę tikrai labai švariam kanale dirbti, ką žmonės jaučia prisijungia prie programų ar atėję į praktikas gyvai. Tai mes šiandieną šitą video darom dalindamėsi, pradėjom nuo programos, bet jau tiek papasakojom daug dalykų, dalindamėsi daugiausiai apie vis dėlto tą materialų savęs išlaisvinimą materijoje.
kaip patirti save materijoje geriausiai kokybei ir gausoje, ir įgalinu savo talentus, įgalinu savo gebėjimus, ne per kažkokį tai savęs, nežinau, čia jau man skamba kaip vergystė, pavyzdžiui, ne per vergystę, o per kūrybą. Per kūrybą, per įkvėpimą savo aukščiausią siekimą. Tai, Rėjau, gal galėtum tu pasidalinti ir papasakoti, vis tik praėjai dabar jau programą su ta pirmąja banga ir 30 žmonių prakeliavo šitoj programoje. Ir kaip tu pastebėjai tuos, kas yra tokie esminiai kliuviniai, kurie trukdo žmonėms gyventi toje materijoje, kuri nežinau kaip čia net pasakyti, susikurta, žinai, lengvai materinis patyrimas. Ir tai nebūtinai nuosavybių kažkokių turėjimas, tiesiog gebėjimas būti patyrime, kuriame yra lengva patirti save kokybiškam gyvenimo būdė. Pats pirmas dalykas, kurį pamačiau pas beveik visus žmonės atėjusius ir net ne tik į 8X, bet ir daugybė žmonių, kur buvo kitose programuose ar asmeninėse sesijose, tai apatiniai centrai neaktyvus. Nebuvo susijungimo su žeme. Tai jeigu galit įsivaizduoti, gimsta kažkokia idėja, aš noriu sukurti kažkokį Lego žaisliuką. Ir šita energija leidžiasi žemyn per visus energetinius centrus ir kad ji būtų įžeminta ir ateitų į materiją ir kad žmogus pradėtų imtis veiksmo ir užbaigtų šitą ciklą kūrybos nuo idėjos iki pilno įžeminimo, kad ir kokia tai idėja, tam reikia būti susijungus su žeme. Tam apatiniai energetiniai centrai turi būti aktyvus. Ir šito pasigedam pas daugelį žmonių. Tai nuo to ir pradėjom. Pats pirmas intro susitikimas, daviau įrankį, padėjau pirmo susitikimo metu susijungti ir sakiau, čia jūsų nauja praktika kiekvieną dieną. Ir žmonės dalinosi, jog jautėsi po 8 savaičių labiau stabilus, labiau grounded, labiau vaikštantis ant žemės, ne virš jos skrajojantis. Tai iš energetinės perspektyvos, iš pasąmoninės perspektyvos pagrindinis alarmas, kuris šviečia ir stabdo žmonės, yra nevertumas, perimtas, išmoktas, galbūt ir šitam patyrime susikurtas dėl patirčių. Ir tas nevertumas yra paralyžiuojantis. Visiškas paralyžius ir dar kitas žodis – impotencija. Ir negalėjimas veikti, nesugebėjimas. Ir jeigu šitas yra paslėptas vis dar unconscious ir mes jo nematom, mes negalim suprasti, kodėl aš tiek noriu, o jau galbūt jau net ir nebenoriu ir nieks nevyksta. Net neleidžiu savo norėti. Net nebeleidžiu savo. Net negaliu pagalvoti, kad įmanomas gyvenimo būdas, kur aš galiu mėgautis vasarą, savo uostyti gėlytės ir gyventi lengvume. Net neįmanoma net atsiverti tokiam, kad man tai įmanoma. Tarsi noras
visko pradžiai pasirūpinti, tik tada aš nusipelnysiu. Tik tada nusipelnysiu mažą atokvėpio. Čia pas daugelį moterų yra. Ypač kur turi vaikus, šeimas, rūpinasi ir vaikais, ir vyrais, visais rūpinasi, absoliučiai. Absoliučiai visais ir neturi net menkiausio, kad aš esu verta būti. Man daryti ir tada čiučiut atsikvėpsiu ir vėl daryti ir tada vėl čiučiut atsikvėpsiu. Ir ateina toks etapas, kai sąmonė pabunda ir pradeda klausti, kodėl taip yra. Nes kol mes neapšviečiam tų programų, mes negalim nieko pakeisti. Tai ateina toks laikas visiems, kur tai, kas netinka, nebėra praleidžiama kaip normalu. Pradedam kvestionuoti. Ir dabar jaučiasi, kad labai didelė dalis žmonių ateina į šitą etapą, kur pradeda kvestionuoti patį save, tyrinėti savo programas, tyrinėti, kodėl aš darau tai, ką darau ir kodėl aš negaliu, kodėl, nes niekas kitas nestabdo žmogaus, tik jis pats, ir kodėl aš jaučiu, kad aš negaliu. Ačiū Dievui, kad ateina iki šito. Nežinai, daugelis tai sėdi auko ir, oi, tai va tenais jau nebegaliu ten dirbti, tenais jau čia manęs nebenori ir ten kažkur priimti. Daugelis sėdi ir net nekvestionuoja savęs, o tiesiog žiūri, vat, grinai aplinkybių aukoj gyvena. Aš esu aplinkybių auka ir čia tik viskas vyksta su vonim, aš nieko negaliu padaryti. Tai pirmas žingsnis, jeigu norim įeiti tą kūrėjo sąmonę, tai yra prisimti atsakomybę, kad vis dėlto tai, ką aš patiriu, tai yra mano kūryba. Ir tas netgi neįgalumas yra mano pasirinkimas. Ar norėjai kažką pasakyti? Skauda šitą pripažinti savo, nes reiktų tada pažiūrėti visą gyvenimą ir prisimti atsakomybę už jį visą. Ir tada labai skauda. Tai yra daug lengviau ir ego apsauginis mechanizmas geriau duos kažkokią iliuziją ir sukurs projekciją, kad kažkas. Kad gyvenimas su manim vyksta. Ne aš jį kuriu ir ne aš atsakingas, bet iš tikrųjų, va čia yra pirmas žingsnis į pokytį, prisiėmimas atsakomybės. Sąmoningai ar nesąmoningai aš pasirinkau viską, ką patyriau. Nesąmoningai galbūt norėjau per skausmą augti, galbūt norėjau per skausmą pažinti, galbūt norėjau per trūkumo prisimintą gausą, bet realiai viskas mano pasirinkimas. Ir jeigu mes taip pradedam matyti ir stebėti ir patirti, kad vis dėlto viskas yra mano pačio kūryba, mes tada galim pradėti keisti. Mes tada galim, jeigu aš tai sukūriau, aš galiu tai pakeisti. Jeigu aš šitą sukūriau, aš galiu tai pakeisti. Be abejo, ne vien čia mes veikiam bendra kūryba su kūrėjo sąmonė. Yra dar sielos mūsų planas, tam tikrų patirčių, pamokų, ką mes pasirinkome praeiti šitam gyvenime. Būtent dar yra ir karminių mazgų visokiausių. Bet esmė tokia, kad nuo pabudimo vis tiek tas momentas prasideda už tą atsakomybę. Bet kokiu atveju tai yra aukštesniosios sąmonės planas, sielos planas, tai galiausiai tai yra mano planas, taip? Mano planas savo, visa šita kelionė. Ir jeigu aš sugebu va tą atsakomybę prisimti, tada gali prasidėti pokytis. Jeigu viską, kur esu čia ir dabar, kažkaip padariau aš įtaką, kad tai patirčiau. Tai reiškia, aš galiu padaryti įtaką, kad patirčiau kitaip. Nubėgo daug vandens jau nuo programos dalyvių, bet grįžtant atgal, turėjom tokį pratimuką paskutintos sesijos metu, kur darėm tokį paprastą mentalinį pratimą, kurio metu žmonės turėjo praskanuoti, kiek per paskutinės 30 dienų jie atėjo resursų į banko sąskaitą. Tada jie gavo pasirinkti norimą sumą. Ar tai būtų 50% daugiau, vieni rinkosi 2 kartus, kiti 4, kiti 5. Ir tuomet mes turėjom išsirašyti, kur
tie resursai nueis, kad būtų šita finansinė pinigų energija atsakingai paskirstyta. Ir kaip manot, šitam sąraše, kur atėjo, kelintoj vietoje atsistojo aš, pats žmogus, kurioj vietoje jis pats savo skyrė, kad galėtų pasidžiaugti, kad galėtų užsipildyti, kad galėtų kažką smagaus padaryti. Tai stebint visus, tai buvo pakankamai apačioj. Buvo išdalinta jau gal kokie 80%, gal kitiem ir 90% šitos energijos ir tik tada prisiminta, dar aš esu. Tai... Nes, čia labai egoistiška, jeigu save į pirmą vietą dėt. Labai egoistiška jau. Tai šitą programą ir ypatingai vyram uždaro duris, bet to pačiu ir moterim. Čia tiesiog kolektyviniai sąmonė algoritmas, kad pirma kitas, pirma kažkas kitas. Ir tada neišeina generuoti ir sukti to džiaugsmo rato, nes juk aš esu nustumtas labai į apačią. Mes visi mokinti arba rodyta taip, kad dorybė ir geras žmogus esi tada, kai pirma kitur rūpinėsi. Ir kai viską kitam atiduodi. Ir tada gali būti toj pilnatvėj, nes tu esi geras. Ir daugelis šitų labiau pasitenkina negu apdovanojimų, negu meilė savo, negu rūpesčių. Bet ką aš pasakysiu, mielieji, šitas naujas amžius, šita nauja vibracija visiškai kitaip priešingai mums diktuoja. Ir čia nėra egoizmas, čia yra savęs vertinimas, meilė savo, sugebėti savo skirti, sugebėti, kad kiti yra patys atsakingi už save ir palikti jiems jų gyvenimą, palikti jiems jų, kad jie padėtų skleistis, pradėtų skleistis iš savęs, ne jūsų atsakomybė tai padaryti ir pasirūpinti kiekvienu, apglostyti. Tavo atsakomybė yra tavo gerovė. Tai todėl ką dėl savęs, ką aš savo galiu duoti dar, kad galėčiau žydėti. Ir tada tas žydėjimas, jisai gali skleisti aromatą, kuris padeda kitam prisiminti tą meilę savo. Tai yra didžiulis skirtumas, kai mes veikiam per išorę ir kai mes veikiam iš vidaus, tą vibraciją savo sukurdami ir paskleisdami kitiems, kad jie galėtų prisiminti šaltinį. Aš vėlgi biškai užbėgau, bet aš manau, kad kai kas pagavo galbūt šitą dalyką, kas yra dabar labai labai svarbu šitoj naujoje energijoje, į kurią mes keliaujam kaip žmonija. Kuomet minėjom, kad mus mokino kaip vaikus, tai niekas mūsų nepasodino ant sofos ir nepasakojo apie ego mechanizmus, apie pasąmonę, apie programas. Mes viską perėmėm žiūrėdami į pavyzdį. Tai tas naujas patyrimas, apie kurį Ieva ir dalinosi, tai geriausiai ir veiks, ne kai mes kažką tempsim už rankos, ar gelbėsim. Let them figure out, leisk jam išsiaiškinti, o patys mes daugiausiai atliksime, geriausiai savo funkciją atliksim, kai patys išsiskleisim ir leisim žmonėm stebėti, susiligiuot. Ir gerti jau iš to nektaro mūsų, kuris yra pripildytas, ar ne? Nes kol ten viską išdalinu, viską išbarstau, tai ten nieko nelieka, tai pats esi tuščias maišas tada. Tai ką su tuo maišu tuščiu veikti? Tai jeigu mes norim iš tikrųjų tarnauti prasmingai, tas žodis tarnauti lietuviškas irgi in service, visai kitaip skamba angliškai. Jeigu mes norim iš tikrųjų tai šviesos energijai tarnauti, tai prisipildyti save. Ir prisipildyti dar, žinai, toks yra momentas, iš tikrųjų pajaus, kada reikia to laiko savo, kada reikia atsitraukti nuo visko, kada reikia iš tikrųjų
visą pasaulį pamiršti ir skirti tik tai savo dėmesio, bet taip savanaudiškai pasimti tą laiką savo, grįžti į save ir tada va tas nektaras, jisai gali maitinti. Kitu atveju, kai neprisimaitinęs esi, kas iš to? Ir su šitom programom, su kuriuom atėjo pirmoji banga, visų iki vieno centrinė nervų sistema buvo ant raudonos ribos, ant pervargimo ir veikia iš kovok arba bėk režimo ištęstiniam lėtiniam laike. Vieni 10 metų, kiti 20, kiti 30, kiti visą gyvenimą nuo pat vaikystės, nes šitas modelis susiformuoja nuo to, kaip vaikas gali jaustis šeimos santykiuose ir kas vyksta tarp tėvų energetiniam, emociniam lauke. Ir didžioji dalis nešėsi su savim labai ilgą laiką ir replikavo šitą modelį, nuėję į mokyklą, nuėję į universitetus, nuėję į darbus ir tiek pasąmonė, tiek nervų sistema ieškojo, kas yra tam pačiam vibraciniam dažnį su stresu, su kortizoliu ir save tenai statė, nes tik tai pažinojo. Nes tai yra normalu. Tai tapo normalu ir tai pastebėt žmonėm, kad tai atsitraukt, kad 30 metų aš sukau šitą, yra labai labai sudėtinga, bet mačiau ir liudijau žmonių pavyzdžių, kur jie galėjo tai pamatyti, galėjo pradėtai keisti ir po truputį atsivest save į visiškai kitą patyrimą. Super, labai džiaugiuosi ir ėjau šitų tavo darbų, nes stebėjau ir girdėjau ir žinau, kad žmonių tam tikras ir mąstymas, ir reakcijos pasikeitė. Ir aš noriu paantrinti, kai pas mane susirinko moteris ir retrytą, irgi visos buvo pervargime. Mes negalėjom nieko daryti, nes, tiesiog pervargime. Tai realiai pirmą dieną turėjom tik atsipalaiduoti, daviau gert visom ašvagandos vakare, kad tiesiog nueitų į ramybę. Ir tas disbalansas, čia yra tikrai didžiulis disbalansas. Žmogui nėra priimta vertybė poilsis ir pasirūpinimas savim. Vertybė yra sunkus darbas. Ir tas, kuris sunkiai, sąžiningai ir daug dirba, labai geras žmogus. Yra vertas. Jisai, koksai sąžiningas, jis tikrai triūsia ir kuo jis daugiau kenčia, tuo jisai labiau nusipelnė visko, ar ne? O jeigu žmogus sugeba savim pasirūpinti, duoti savo komfortą, duoti savo laisvą laiką, duoti savo atsipalaidavimą, malonumą, kitas jau žiūri, ir kažkaip keistai čia atrodo visas šitas dalykas, nes tiesiog tai neįprasta. Visiems sunkus darbas, savęs aukojimas dėl kažko yra kaip vertybė, o komfortas, malonumas, pasirūpinimas savim pirmoji vietoj vis dar labai Mes nedaug esam nutolę, nedaug kartų nuo, kuomet buvo 90%, jeigu Lietuvoj gimėt, jeigu Lietuvoj šaknis, nuo žemdirbių kultūrų. Tai per šitos protėvių energijos, protėvių programos, protėvių įsitikinimai teka per kiekvieną jūsų DNR struktūroj. Šitos programos yra aktyvios. Ir aš dabar, taip iš šono žiūriu ir galvoju, klauso koks žmogus, tai ką jie čia nori pasakyti, tai visai tada nedirbti, iš vis nieko nedaryti, tai kas dirbs? Tai kas darys tos darbus? Taip, aš jaučiu, kad eina tokie. Ramiai, Kristina. Čia sėdi savo ponai, atsipalaidavę, lengva šnekėti, jiems čia prieš kamerą šneka, nieko nereik daryti. O kas dirbs? Jeigu visi čia taip dabar.
Ar reikia atsakyti į šitą klausimą? Manau, kad reikia. Žmonėm vat kyla šitas tie, kurie yra va dar šitoj sąmoniai, kad neįmanoma kitaip, kad neįmanoma, vat jie kai galvoja, kad neįmanoma, tai jiems ir atrodo, kad nu va taip va. Bet tie žmonės, kurie suvokia, kad savyje pakeitę mąstymą, taigi čia jų žaidimas. Koks skirtumas, ką darys kiti, kaip aš noriu save patirti. Aš negalvoju, kas čia dirbs ir kas gamins ten prekes kažkokias. Aš galvoju, ką aš noriu, kaip aš noriu. Nes čia yra tokia proto eilinė programa, kuri visą laiką iškyla žmonėm, kaip kažką logiškai paaiškinti. Nereikia to logiškai paaiškinti. Klausimas, kaip tu nori. Įsivaizduok, kad niekas daugiau čia neegzistuoja. Viskas aplinkui yra simulacija ir žaidimas tik tai dėl to, kad tu galėtum patirti save. Viskas, įsivaizduok, kad viskas netikra. Iš kur tu turi įrodymų, kad jeigu tau dings sąmonė, toliau egzistuoja šis pasaulis. Kad jeigu tavo sąmonė išjungus, toliau pasaulis egzistuoja. O jeigu viskas egzistuoja tik dėl tavęs, viskas tik tai reflektuoja, viskas čia tik tai rodo tau kažką. Kristina jau išjungė šitą video. Manau, kad taip. Bet esmė yra tokia, kad ką mus moko ir aukštesnės civilizacijos, ir informacija ateinanti iš aukštesnių dimensijų šiuo metu, tai yra prisiminti šitą momentą. Čia šita realybė nėra vienintelė tikra realybė. Mes iš tikrųjų esame sielos. Dabar mes patiriame save žmogiškam kūne. Ir čia yra mūsų tas žaidimas, kuriame mes žaidžiame šį žaidimą prisiminti besąlyginę laisvę, meilę, džiaugsmą, gausą, kad viskas įmanoma. Mes pasirinkome šitą įdomų labai žaidimą. Tačiau už viso to, už viso savo kūno, minčių, emocijų, vaizduotės, už visko, mes esame neribota esybė, amžina esybė, kuriai visos šitos žmogiškos problemos tai kaip juokingas kažkoks tai trupinėlis, palyginus su visa didybė, vis pločiu, visa gale. Tai nepamirškime šito pagrindinio dalyko, kad mes nesame kūnas, mes nesame protas, mus riboja šitas mechanizmas proto. Kūnas mums leidžia patirti fiziškumą, tai nesakykime, kad jis mus riboja. Mums jis duoda labai daug galimybių, ko mes negalėtume be kūno, būdamas tik tai sielo išraiško, negalėtume apčiuopti, prisiliesti, pasibučiuoti. Negalėtume, ar ne? Tai ačiū kūnui, kad jis mums suteikia tokias galimybės, tačiau protą reikia labai stebėti. Ir protas kuria ribas, protas kuria limitus. Ir čia, kas vyksta, nebūtina tikėti kiekvieną mintim, nebūtina tikėti kiekvieną atėjusią idėją. Reiktų kvestionuoti, ar tai veda į laisvę, ar tai veda į išsiplėtimą didesnį. Tai tą jūs ir darote be abejo, ir toj programai tą ir darote ir pas mane įvairiose praktikose. Mes tiesiog įgalinam save būti galingesniems už šitą mechanizmą, kuris yra labai labai stiprus ir daugelis žmonių yra valdomi konkrečiai tik tai proto. Mes mokomės plačiau įgalinti protą būti mūsų įrankiu, kuris padeda kurti. Sudėtinga sujungti informaciją be integracijos. Kas neturi integracijos, tai šitą informaciją ieško jūsų visoje struktūroje sąlyčio taškų, bet dabar jums nereikia visko sujungti. Leiskit, duokit erdvės, laiko ir patyrinėkit, kas vyksta jūsų patyrime 8 valandos po šito video, 1, 2, 3 dienos. Ir pasižiūrėkit, kaip subtiliai jums pradės kilti į paviršių dalykai. Kas iš savo patirties, kas man buvo ir kas
manau, kad didžiai daliai žmonių, kurie pabunda ir apsidairo ir pamato kitom akim viską, tai ateinam į tą klausimą, okei, aš nežinau, kokios čia yra taisyklės šito žaidimo. Tai kai pradedam kvestionuot ir sužinom, kokios yra taisyklės mano proto, mano pasąmonės, mano unconscious ir kaip aš galiu tai keisti, tada yra daug lengviau sujungti taškus ir prisimti atsakomybę, tai jau pamačius, kad tai veikia. Tai su kiekviena diena, su kiekvienu mėnesiu vis daugiau įrankių ateina per mane ir aš juos dedu tiek į programas, tiek dabar prieš mėnesį startavom ir su School bendruomenė, kurioj pagrindinis tikslas su visais sukurtais įrankiais ir kuriamais keliauti iš čia, kur esu, iš tos versijos, kurią nesąmoningai pats sukūriau, kurią osmozės būdu iš dalelyčių susilipdžiau iš mamos, tetės, močiutės, mokytojų ir taip toliau, su jų visų programom, limitais ir kaip šitą išardyti dalelę po dalelės ir persikelti save į naują versiją, kuri yra laisvesnė, išsiplėtus, kuri žino taisyklės ir juda visai kitam patyrime. Aš nedalyvavau tavo 8X programoje, tačiau mane jinai vis tiek paveikė, nes vyko labai daug gražių dalykų, ką aš tiesiog išgirdavau, tai ką man reikia išgirsti. Ir išgirdau, ką įsisąmoninau paskutiniu metu, leis žmonėm gauti daugiau. Ir man įvyko toks šiftas, aš net nedalyvau, žinai, aš būčiau dalyvaus, tai iš vis net nežinau, kas būtų, bet aš net nedalyvavau, bet jaučiau, kas ten vyksta. Ir man, būnant šalia, jau įvyko pokytis ir įvyko šiftas, kai aš pagaliau leidau savo pristatyti tokią programą, kokia yra visiškai taip, kaip aš jaučiu, taip, kaip aš patiriu pati geriausią versiją, ką galiu duoti, ar ne? Ir sugebėjau atsiverti, parašyti tą tikrąją vertę, tą tikrąją kainą. Tai man tai yra didžiulis wow. Ir man ne kiek svarbu, kiek čia žmonių, ar ateis tai tą programą, neteis. Man svarbu, kad aš tiesiog įžeminau, įkūnijau tą savęs priėmimą, kad Ieva, tai yra tai, kas iš tikrųjų yra tavo vertė. Ir man tai yra toks didžiulis laimėjimas. Tai aš galiu tik įsivaizduoti, ką žmonės patiria, kurie realiai prisijungia ir kurie yra atsivėrę. Protu, širdim, nes kas iš to, kad, žinai, ateini į tą programą ir netiki nieko, kad tipo viskas nesąmonė, atrodo, bandai kvestionuoti ten kažkokius tai įrankius. Ne, į šitą programą tavo 8X reikia eiti va taip. Imu viską, ką tik tai galiu, tikiu viskuo, atsiveriu ir viskas, ir stebėti tiesiog, kas vyksta. Tai aš labai rekomenduoju žmonėms keliauti su šita programa, nes antroji banga neužilgo startuos, ar ne? Taip, startuojame Liepos pradžioje ir kam gal, sakykim taip, kam čia labiausiai skirta? Nes jūs, kiek suprantu, dirbat daugiausiai su pinigų energija, bet aš sakyčiau, kad čia netgi daugiau negu tik apie pinigus. Čia yra apie visą tą savo patyrimą pilnatvį. Nežinai, jeigu tik būtų apie pinigus, tai aš varyčiau gal dirbti marketingo vadovę kokios naftos kompanijų. Ta prasme, jeigu tai būtų tik apie pinigus. Bet tai nėra tik apie pinigus, tai yra ir apie tą visų pirma pagarbą savo laikui, savo vertei, savo būčiai, apie balansą, apie pilnatvę, apie gebėjimą veikti ne iš aukojimuose, ne iš
kaip tas žodis, vergystės pinigams, bet iš atvirkščiai, iš tos įkvėpimo energijos, iš tos gausos energijos, čia yra toks subtilus pasąmonės ir energetinis šiftas, kad wow, nes sakau, man pačiai, kur aš jau įsivaizdavau, kad aš čia super atsivėrus, man pačiai tiek atsivėrė naujų pločių patyrimų, kaip gali būti iš tikrųjų. Tai čia nėra vien apie pinigus, čia sunku net Tai yra apibrėžt. santykis su pinigais, bet mes jį padedam į šoną ir einam per energetinį, emocinį, mentalinį lygmenis ir per patį fiziologinį, pradedant nuo pačio fiziologinio, kaip ateiti į aukštesnės sąmonės būsenas, jeigu mano kūnas pilnas kortizolio, jeigu įtampa surakinus, jeigu kūnas ir nervų sistema yra fight or flight režime, tai energijos tėkmė yra uždaryta, suspausta. Visas matymas suspaustas ir koncentruotas, nes reikia saugotis, reikia išgyventi. Tai šitas režimas yra super naudingas, kai iššoka pavojus, kai mes turim sureaguoti greitai, bet jis turi įsijungti ir išsijungti. Pabūtent 3 minutės vieną, bet ne 20 metų. Tai mes sprendžiam fiziologinę problemą, kurios pasiekmė išsipakuoja ir einam per sluoksnis po sluoksnio, gilinamės į santykį savo su pinigų energija, atmetant viską, kas iš tikrųjų nebuvo mano. Tiek įsitikinimai, tiek programos, tiek tai, ką mačiau, ką močiutė ir tėtis darė su pinigais. Ir nusinulinam po truputį, atmetinėjam, turim įrankius, turim gyvas sesijas, turim Telegram chatą, kur pastebėjau, kad vyksta dar daugiau integracijos pas žmonės, kai vyksta pasidalinimas ir kiti. Ir man tai buvo, ir man taip, ir dar taip, ir iš tos pusės pamačiau. Visa tai susideda į bendrą rezultatą. Tai labai svarbu dalyvauti, tačiau yra taip sukurta ši programa, jog yra ir žmonių, kurie ne Lietuvos laiko zonoje prisijungia, ir Azijoje, ir Amerikoje, ir nei vienam gyvam susitikime jie nedalyvavo, tačiau jie turi tokią pačią prieigą prie visų įrankių, prie įrašų, ir jie yra taipogi bendram energetiniam lauke. Tai savų tempų irgi jūs galite judėti. Tai va, dalyvaut galite savo laiku. Savo tempu, to pačiu turit suvokti, kad tam reikia skirti erdvės ir kažką vietoj to paleisti, kažką vietoj to atlaisvinti iš kažkur erdvę, laiką ir energijos resursą, kad eiti per šitą Čia gal patyrimo. toks prioritetų, žinai, susidėliojimas, tai kiek aš noriu to pokyčio. Jeigu aš noriu to pokyčio, tai aš reiškia persidėlioju tos prioritetus. Ir kartais žmogui iš tikrųjų, vat, kai jisai sumoka mažesnę sumą, tai jisai nekreipia dėmesio ir ten neskiria to laiko. Aš manau, kad šiaip šitą sumą, ką tu dabar duodi, galimybę prisijungti pirmiesiams 10 žmonių, šitą sumažintą kainą, tai yra labai labai simbolinė kaina palyginti su tuo, ką žmogus gauna. Ant kiek šita suma yra įpareigojanti, tai kiekvieno iš jūsų turbūt situacija diktuoja, nes vienam šita suma gali būti pareigojanti, o kitam, tipo, Dar vienas kursas. Dar vienas kursas, kažkada paklausysiu. Aš labai linkiu visiems, kad ir ta suma yra nedidelė, mano nuomonė už tai, kas vyksta, leisti savo tas prioritetą skirti savo konkrečiai, vat, kad man prioritetas dabar mano tas įsiplėtimas ir duoti erdvę šitai programai. Ir jūs tikrai esate verti
tos erdvės. Tai tiesiog tai yra sprendimas. Ne kažkur, vat, kaip mes kalbam, kažkada vėliau bus laikas. Ne, jeigu dabar nusprendžiu, tai dabar yra tam laikas. Kam atidėlioti? Taigi vasara dabar. Kam atidėlioti tą geresnę gyvenimo kokybę, jinai jau čia šalia beldžiasi į duris. Taip, bet kaip ir kalbėjom prieš tai, vienas iš deflection metodų, kuris nusuka nuo esminių dalykų, o išsiplėtimas materijoje, materialus aprūpinimas savęs, tai yra mano atsakomybė. Vasarą labai lengva nusukti dėmesį, labai lengva džiaugtis gamta, džiaugtis vandeniu ir nesakau. Vakarėliais. Pramogom. Ir nusukti dėmesį, nekreipti dėmesio į tos degančius raudonus ar geltonus ženklus, bet ateis tuoj pat ruduo. Ir reikia sugrįžti į tą tamsią realybę. Į realybę ir jeigu yra planuose pažiemoti. Tai aš norėjau sakyti, o gal geriau negrįžti tą tamsią realybę, o susiplanuoti, kad aš galiu savo žiemą iškeliauti ir galbūt net kartu su mumis pasitikti naują ciklą, naujus metus, kažkur tai labai fainoje vietoje, užsienį medituojant, manifestuojant. Taip, susijungiant su naujos kokybės žmonėmis, kurie yra išsilaisvinę, kurie pradėjo šitą kelionę. Ir tai yra įmanoma, tai vyksta. Ir jeigu žiūri, tai tu jau gauni raktą nuo tos realybės. Tik tai nuo tas priklauso, ar tu jį atrakinsi. Mes kviečiam jūs švęsti amžiną vasarą ir tikrai jaučiu, kad kažkas labai labai gražaus ateina žiemos būtent metu, kada čia Lietuvoje bus tamsa, kad mes pakviesim jūs į kažkokią šviesę, šiltą vietą, atsiverti labai stipriems giluminiams transformaciniams procesams gyvai su kakava. Kur tai bus, tegul visata mums parodo, bet va tam ir galite ruoštis, tam ir galite daryti transformacijas sekančiam žingsneliui. Nes kiekviena kelionė aktyvuoja vis kitokias mūsų visos būties daleles. Ir kiek aš esu pastebėjęs per save, tai investicija atsiperka bent jau 100 kartų ir jį pakuojasi mėnesis, 2, 3 ir kaip buvo šiais metais, mano intencija buvo sudėti viską, ką geriausio galiu į asmeninę programą, kaip tu ir sakai, tau dabar šitas įsipakavo. Tai taip aš sudėjau ir gimė programą už 55 000 eurų. Ir su šitu reikėjo irgi pasėdėti. Ir tada jau, kai šitas atrodė sprogdinantis smegenis, po Šri Lankos, po 3 mėnesių Šri Lankoj, mano rankos suspaudė ir gimė programą už 111 000. Tai kai mano dėmesys, ką galiu duoti geriausia, ir kai aš tai leidžiu savo daryti, tai leidžiu savo kurti, tai gimsta tokie dalykai ir atsiranda žmonės, kurie yra pasiruošę. Ir dar labai svarbus momentas, kad iš tikrųjų kokybišką poilsį mes galim turėti ne tada, kai gražiausias vietas susisakome, prabangiausius spa ir galit pastebėti, kad kartais nusipirkę tokias atostogas, ir grįžtat vis tiek tušti. Nes ne taip vyksta tikras persikrovimas. Tikras persikrovimas vyksta, kai mes prie viso to turime giluminės praktikas, kurios padeda
išlaisvinti ir transformuoti senas energijas, išlaisvinti tą stresą, išlaisvinti tą kortizolį, išlaisvinti visas tas ribas, limitus, emocijas, viską. Va tada mes galime iš tikrųjų vėl žvelgti į gyvenimą tom šviesiom akim. Ir tam reikalingi tam tikri įrankiai, praktikos ir vedimas. Todėl visiškas persikrovimas įmanomas tik tai su giluminiam praktikom. Iš savo patirties sakau, iš savo klientų patirčių sakau, iš mūsų pačių patirčių. Taip. Ką mes matome per save. Gražiausia vieta, geriausias spa, ar ten net ir vakarėlė atsipalaidavimas nesuteiks jums persikrovimo. Tai galite stebėti iš savęs, nes jūs grįžtate į savo realybę tokie patys, galbūt net dar labiau pavargę negu buvot. Vienas savaitgalis, vieni metai ant veido dažniausiai būna. Tai mes kviečiame jūs atsinaujinti, atsišviežinti visiškai kitaip. Bet čia vėlgi ruošiamės ar ne, ruošiamės tom gyvom patirtim, suvokiant, kad tai yra be galo vertingas laikas savo, be galo vertinga investicija į save. Tai ką, ačiū. Ačiū, kas iki galo pažiūrėjot. Smagu būti šitoj realybėj. Taip. Ir dalintis per savo patirtį ir transliuoti tai, kas eina, ir kurti šitas transformacinės dvasinės struktūras, kurios tiesiog teka per mus. Viva la vida. Vaya con Dios y adiós.